Gyvenimas nestovi vietoje, todėl prieš kelerius ar keliolika metų įsigytas būstas gali nebeatitikti poreikių. Gal šeima padidėjo ir natūraliai reikia daugiau erdvės, gal iš buto norite kraustytis į namą, o gal atvirkščiai, nes užauginus vaikus gal norisi grįžti arčiau miesto šurmulio. Ir apsisprendus dėl būsto keitimo reikia labai aiškiai žinoti, kokie turi būti žingsniai, jeigu jūsų pirmas būstas buvo įsigytas su banko paskola. Reikia pirmoje eilėje įsivertinti savo finansinės galimybės, ar aš galiu įsigyti antrą turtą. Toliau pasigalvoti, o ką aš darysiu su tuo pirmu turtu, ar aš jį parduosiu, ar galbūt aš jį nuomosiu ir taip turėsiu papildomas pajamas. Tai jeigu mano pajamos šiai dienai yra galimos mokėti 2 būsto paskolas, kodėlgi ne? Svarbiausia, kad tai atitiktų pagal atsakingą skolinimą, ar ne, ir nėra jokių problemų klientam šito vietoje. Tačiau naujas kreipimasis į banką dėl naujos paskolos gali priversti jūs atlikti savotišką asmeninių ar šeimos finansų peržiūrą. Ar visus mokėjimus atlikdavote laiku? Vėlavimas mokant rinkliavą už šiukšlių išvežimą arba vartojimo paskolos kasmėnesinės įmokos vėlavimas gali tapti savotišku minusu bankui vertinant jūsų finansinės galimybės. Tai čia yra bendra finansinė tvarka. Aš turiu atsiminti, kad aš turiu įsipareigojimą ne tik už būsto paskolą mokėti, bet aš turiu įsipareigojimą 1 kartą per metus susimokėti už šiukšlių išvežimą. Tai čia yra tiesiog bendra finansinė tvarka. Ir bankai tą vertina, ar aš esu tvarkingas ar ne. Finansiškai, ar tvarkingas ar netvarkingas. Tačiau grįžkime prie tos pačios situacijos. Norėtumėte naujo būsto, tačiau dar neišmokėjote ankstesnės paskolos. Jeigu mano pajamos, kaip ir minėjau, atitinka gairės, kad 40% savo gaunamų pajamų aš galiu skirti naujam turtui įsigyti, tai aš ir galiu naują būstą įsigyti. Jeigu aš turiu sukaupęs nuosavų lėšų, kaip reikalauja įstatymas, antram būstui, tai jau būtų apie 30% nuosavų lėšų reikėtų įsigyti, aš galiu įsigyti tą būstą. Mano buvo tvarkinga kredito istorija, aš galiu tą būstą įsigyti. Tai vėlgi, visas tas bendras paveikslas. Pajamos, perkamas turtas, nuosavos lėšos ir kokie mano buvo įsipareigojimai. Jeigu aš pardavinėju būstą su paskola, bankas iš principo prašo visą laiką pasidengti pilnai paskolą, jeigu aš sakau, nes duoda bankas tam leidimą, kad parduoti. Tai per mūsų praktiką nėra pasitaikę, kad bankas kažkaip perkeltų tas paskolas. Užsienio tokių praktikų yra, Lietuvoje ne. Anksčiau būdavom pratę, nusipirkau vieną būstą ir gyvenu jame iki gyvenimo pabaigos, tai šiai dienai žmonės tikrai labai keičia turtus iš mažesnio į didesnį, iš buto į namą, iš namo vėl į butą, tarkim jau kada vaikai užauga, ne, tai labai patapom kosmopolitiški, labai mobilus patapome. Tai procesas pačioj pradžioj yra pats paprasčiausias, kaip ir visada. Pirma, įsivertinti savo finansinės galimybės. Nes natūralu, galbūt, ne galbūt, o greičiausiai mano jau amžius yra kitas. Jeigu mes, tarkim, turtą pirkom 2, dabar jau mes galbūt 4 šeimoje, tai pirmoji eilėje būtinai pasikonsultuoti su bankais arba su mumis, su paskolų tarpininkais, kad įsivertinti, ką aš galiu. O paskui viskas eina sava vaga. Labai skirtingai klientai daro. Vieni mato pagal savo galimybės, kad kažkurį laiką galės aptarnauti 2 paskolas, tai kol įsirenginėja naują turtą, gyvena sename, ar ne, ir moka 2 paskolas ir tik paskui jį pardavinėja arba išnuomoja. Kiti klientai, tarkim, neturi pradinio įnašo, ar ne, tai pirmą parduoda savo būstą, ieškosi kito būsto, kažkurį tai laiką galbūt nuomojasi, kad turėtų kur gyventi. Ir dar yra viena dalis klientų, kurie viską daro paraleliai. Tarkim, duoda skelbimą arba kreipiasi nekilnojamo turto brokerius dėl turto pardavimo ir tuo pačiu metu ieškosi savo naujo būsto. Ir tada tas pirkimas gaunasi tokia grandinėlė. Aš parduodu ir tada aš perku. Tiesiog pardavėjui reikia truputėlį galbūt luktelti. Tai visa procedūra, sakau, 3 skirtingi variantai, o toliau visa procedūra taip pačiai kaip ir perkant vieną tą turtą. Daromas turto vertinimas, pildomas paraiškos į bankus, tada mes su bankais kalbamės, deramės, gauname klientui paskolą ir tada jisai nusiperka tą turtą. Ir ta grandinėlė tikrai nėra nerealiai sunki grandinė. Jeigu dabartinis būstas jūsų nebetenkina, tikrai galima rasti sprendimą.